Skrydžiai, skrydžiai, skrydžiai. Po Velnių į Lietuvą atskristi ir iš jos išskristi yra velniškai sunku. Tai čia kaip seksas. Tai arba tapsit amžini draugai, arba tapsit priešai ir daugiau niekada nesimatysit. Tesla Lietuvoje įsteigė bendrovę. Turinys irgi turi būti patrauklus žiūrovui ir nebūtinai tik jūsų srities specialistui. Vėl gausiu velnių. Sveiki, ištikimi informacijos vartotojai. Šis formatas skirtas tiems, kurie nori augti savo versle, augti savo pareigose, gyvenime. Aš, aktyviai veikiantis verslininkas, savaitės eigoje renku informaciją, kaip man atrodo, iš socialinių ir kitų tinklų, kuri labiausiai daro įtaką mūsų verslui arba mūsų verslo aplinkai. Tada aš atvirai pasidalinu 3, o kartais ir daugiau, savo aktualijomis, kurios šią savaitę mane kažkaip tai vienaip ar kitaip domino, atėmė daug laiko ar energijos. Ir tada laidos pabaigoje aš pereinu prie jūsų klausimų. Aš labai džiaugiuosi, kad į booketa.proaktyvus.lt jūs siunčiat jums aktualius klausimus apie verslą, apie savo karjerą ir aš šitos laidos formate bandau į juos jums atsakyti, patarti, kad jūs rastumėte gyvenimo atsakymus ir taupytumėte laiką taip, kaip ir buvo suplanuota mano pačioj pradžioje prieš pradedant kurti šitą formatą. Šitas formatas yra mano hobis. Aš YouTube kanalą pradėjau daryti nesiekdamas uždarbio ar populiarumo. Aš tiesiog norėjau pasidalinti savo kaip verslininko keliu tam, kad kitas nekartotų mano klaidų arba išgyvenimų, o tiesiog eitų tuo trumpuoju keliu link savo tikslo. Tai jeigu jūs galit palaikyti mane, tai prašau, prenumeruokit kanalą, ateikit į komentarus, parašykit, kas patiko, o gal kažkas ir nepatiko, parašykit ir būtinai paspauskit like, nes tai yra vienintelė grąža, kurią aš gaunu iš jūsų ir jūs padedat šitam kanalui augti. Tai aš daug ir nekalbėdamas, nes tai yra vis tik jau 12 mūsų verslolaidė, puolu skaityti aktualijas surastas mūsų portaluose. Ir pirma naujiena tikrai nėra pati šviežiausia, bet aš manau, kad yra mum aktuali. Tai yra išdalintos Michelin žvaigždės ar rekomendacijos leidinyje, kuris, kaip tikimasi, mūsų Lietuvos ar miesto vadovų atves mum daugiau turistų. Tai Michelinas įvertino mūsų restoranus, suteikė jiems žvaigždutes, apie juos parašė straipsnius, bet tai jūs negalvokit, kad tai buvo kažkokia tai dovana ar tiesiog atėjo laikas. Ne, tai yra Go Vilnius, tai yra Vilniaus savivaldybės projektas, kada stengiamasi pasirūpinti turistų pritraukimu. Tai yra miestas stengiasi, dirba, viską daro, kad mūsų šalis būtų patraukli turistams, o Michelino žvaigždės tai yra kažkas panašaus kaip mums paprastiems žmonėms McDonald's. Jūs žinot, kad ir Lietuvoje, ir Italijoje, ar Turkijoje McDonald's yra atitinkantis tuos pačius standartus maitinimo įstaiga. Tai Michelinas irgi labai panašu, užsieniečiam atvykus į šalį arba vykstant ir planuojant savo kelionę, matant, kad ten yra Michelino rekomenduojamo ar net Michelino žvaigždės turinčių restoranų kiekis didesnis, tai reiškia, ten galima gyventi, valgyti ar net pramogauti ir atostogauti. Tai aš manau, kad šitas žingsnis prisidės prie mūsų šalies ekonomikos ir turistų pritraukimo. Tačiau mūsų miestas pamiršta vieną ir labai svarbų dalyką, kad turistų skaičius priklauso ne tik tai nuo reklamos arba Lietuvos paminėjimo. Labai džiaugiuosi, olimpiadą neseniai praužė ir tenai irgi Lietuva 3 kartus bent jau medalininkai paminėjo ir taip toliau ir irgi tai šiek tiek populiarumą dina. Bet dar skrydžiai, skrydžiai, skrydžiai. Po Velnių į Lietuvą atskristi ir iš jos išskristi yra man kaip verslininkui velniškai sunku. Tai nežinau, kas pirma, ar skrydis, ar turistas, bet kad skrydžiais reikia vis dar rūpintis, kad mes dar vis, į Hamburgą man reikia dabar įskristi ir negalim turėti tiesioginio skrydžio normalaus ir galiu tik nuskristi per pietus, kas čia per skrydis, jeigu man reikia būti 9 valandą ofise. Tai neburnojant toliau, džiaugiuosi, kad Michelino paminėjimų ir žvaigždžių gavom, tai padės padidinti mūsų miesto ar šalies populiarumą, tačiau skrydžiai irgi jų reikia nepamiršti ir jais reikia rūpintis. Aš net siūliau kažkada tai, kad mes galėtumėm viena ar kita kryptim išsipirkti tokius vadinimus abonementus. Žinom, kad jeigu mes mokėsim pilną kainą, tai išleisim, pavyzdžiui, 100 000 eurų per metus, tai padarykim mum už 70 ir mes tuos skrydžius nupirksim iš anksto arba bent jau garantuosim, kad pirksim, kad jūs galėtumėt planuoti. Tai sprendimų yra,
reikia tik tai stiprios nugaros ir įgyvendinimo. Gaila, kad mūsų politiniai ciklai yra per trumpi ir nespėja šito įsigyvendinti. Kitas labai smagus reiškinys, surastas mano Delfi platformoje, tai kad elektros kaina krenta. Ir tai reiškia, kad mūsų gamyba, ypač ta, kuri priklauso nuo elektros, nusivaizduot visas baldų pramonė, kažkoks perdirbimas, kur naudojamos staklės varomos elektra, o praktiškai pramoniai daugumoje yra naudojama elektra, pradės pigti. Ką tai reiškia? Jeigu mes dar susitvarkytumėm su darbo jėgos kaštais ir efektyvumu, tai mūsų šalies ekonomika smarkiai atsigautų, nes mes pasidarytumėm labai patrauklus. Aš labai džiaugiuosi, kad mes iš tikrųjų patys iš atsinaujinančių elektros energijos šaltinių, tai tas vanduo, saulė, vėjas, mes sugebam kuo toliau, tuo daugiau aprūpinti savo vidaus poreikį, būtent iš tų resursų gauta energija, bet man labai liūdna ir aš manau, kad čia būtų ateities verslas ir jeigu bus tokių startupų ir bus jų akcijų ir matysit, kad jie ne šūda malą, o iš tikrųjų siūlo gerą dalyką, investuokit į kaupyklas. Nes aš manau, kad biznis, ateities verslas arba pelningas, tas, kas išspręs, kaip tą elektros energiją kaupti, kaip ją efektyviai panaudoti. Žinot, mes elektromobiliais negalim normaliai važiuoti, nes jie nuvažiuoja trumpai, kraunasi ilgai. Tai vat, aš manau, kad čia irgi labai panaši problema, mes tos energijos pasigaminam, bet mes jos turim perteklių ir negalim niekur sukaupti. Tai vat, kas sugalvos, į ką mes juos galim sukaupti, ar į ką galim paversti, o paskui atversti atgal, tas bus naujasis Elonas Muskas ar kitas milijardierius pasaulyje. Tai vat, jeigu jūs esate inžinierius arba jūs esate aktyvus investuotojas, investuokite dabar į tikrus verslus, nes mums to trūksta. Ir antra naujiena irgi su tuo susijusi, taigi Lietuvos žiniasklaida praneša, kad Tesla Lietuvoje įsteigė bendrovę. Tai aš tikrai galiu pasidžiaugti. Čia beveik kaip Michelino žvaigždės. Aš tikiu, kad Tesla, ypač Deals on Wheels, pamačius rezultatus, nusprendė, kad čia turite steigti tikriausiai pirmiausia, tai superchargerius, kurių turim dabar prie Kauno ir labai mažai, tai matyt plėstą stotelių tinklą. Ir jiem pasidarė nepatogu kaip ir man. Jeigu aš noriu užsiimti muitinės tarpininko veiklą, tai turiu steigtis toj šaly, kur esu, nes turiu įdarbinti žmonės, išsinuomoti patalpas ir taip atrodo, bet nėra paprasta daryti užsienio kompanijai, nors ir ES lyg tai bendra. Tai tikriausiai, kad jie nori vystyti tą, galbūt yra tiek parduota automobilių ir jie mato, kad žmonės pavargo važinėti į Varšuvą ar kitas šalis jų aptarnauti, tai nori padaryti kokį nors aptarnavimą. O kas čia žino, gal kada prasiplės taip, kaip Vokietijoje pradės ir ką nors gaminti. Aš atsimenu, kad Vladas Lašas kalbėjo apie Teslos kažkokios gamybos atvedimą į Lietuvą, bet džiugu, kad turim nors kažkokį tai judesį ir tikrai manau, kad tą perteklinę energiją mes galbūt galėsim išnaudoti būtent bekraudami mūsų šitus elektromobiliukus su kaip čia superchargeriais Teslos. Tai tada gali būti, kad konkurencinis pranašumas padidės, nes ką aš supratau važinėdamas su elektromobiliu, tai nesvarbu, kiek tu gali su tą bateriją nuvažiuoti, bet kaip greitai ją gali tą mašiną vėl atgal pasikrauti ir tikrai nereikia iki pilno krauti, nes nuo 80 iki 100 labai ilgai krauna, bet kad tas pats sustojimas, ką mes darom, tą sanitarinį sustojimą, kas ten 200 ar 300 km, tai kad būtų galima jį atlikti ir pakaktų infrastruktūros su elektrinėm įkrovimo stotelėm, tai manau, kad niekas net nebejotų ir galėtumėm važinėti visi su tais mandrais, tyliai važiuojančiais, neturintys pašalinių garsų automobiliais. Tai tiek apie mūsų visas naujienas. Šokam prie Jurgio aktualijų. Tai noriu tik tai pradėti nuo to, kad šitą kanalą pradėjau kurti, tikrai neslėpsiu, kopijuodamas. Ir jūs tikriausiai pagalvojat, kad kopijuodamas tai kažką dariau blogai. Ne, aš iš tikrųjų kopijavau tai, ko man trūko. Aš šitą kanalą padariau tam, kad man jaunystėje, kai aš pradėjau savo verslininko kelią, tos informacijos, o ypač lietuvių kalba, aš jos niekur negalėjau surasti. Ir aš daviau savo žodį, kad kai bus galimybė, kad aš turėsiu pinigų, laiko, ką pasakyti, kad aš grąžinsiu į
pasaulį, į aplinką tas savo žinias, kad kiti žmonės galėtų surasti tą YouTube kanalą ir kad galėtų surasti tą informaciją ir kad staupytų laiko, energijos, pinigų. Taigi va, atsirado YouTube kanalas pagal Jurgį, dabar atsirado verslolaidė ir aš manau, kad šita verslolaidė tai labai fainas formatas, ypač tiem, kurie vairuoja ar sportuoja ar tiesiog vaikšto, kad nereiktų žiūrėti į ekraną, nes aš nieko čia nerodau, nors ir gestikuliuoju rankom, bet iš tikrųjų tai galima tiesiog klausyti ir gauti koncentruotos, aktualios informacijos. Tai paspauskit like, pakomentuokit, o jeigu neprenumeravo, tai prenumeruokit kanalą, nes čia vienintelė grąža, ką aš gaunu ir aš papasakosiu jums dėl to, kad jūs jau prenumeravot kanalą, papasakosiu apie tai, kad ką tik grįžau iš Vengrijos, kur buvau vėl kopijuot, matyt mano visas gyvenimas. Žinot, iš tikrųjų yra gerai mokytis iš svetimų klaidų. Aš manau, kad aš tapau sėkmingas tada, kai pradėjau vadovautis svetimom klaidom, o ne pats jas kartoti ir iš jų mokytis. Tai aš buvau Vengrijoje pasižiūrėti, kaip dirba kiti muitinės tarpininkai, kurie dirba su e-komercija. Mes darydami deklaracijas nuo mūsų lietuviškų sienų, matom, kad automobiliukai su e-komercijos kroviniais važiuoja į Vengriją, ten atlieka tik tai muitinės procedūras ir paskui važinėja išsikraudinėti po Europą, dalis jų grįžta į Lietuvą. Ir aš galvoju, ką jie daro kitaip, kodėl mes negalim sukurti tokio know-how Lietuvoje. Tai tikriausiai ar įstatymai kokie nors, ar kažkokie know-how muitinės programoje, ar tai žmonės kažkokie specifiniai. Ir žodžiu, aš viską tą bandžiau išsiaiškinti, buvau 2 parų komandiruotėjai, bandydamas susitikti su kuo daugiau muitinės tarpininkų, tie papasakotų, kas čia, koks čia yra know-how, man tą pavyko išsiaiškinti, man pavyko iš pradžių surasti partnerių, pabandysiu kitiem klientams siūlyti jų paslaugas, tada galėsiu labiau įsigilinti, kaip jie daro, nieko ten valstybė kitaip nėra priėmus. Tai yra tiesiog žmonės ir know-how ir jų darbštumas, ko mes šiek tiek neturim. Tai vat bandysiu tą kopijuoti, padaryti Lietuvoje, galbūt Lenkijoje vėliau, tai kad galėtume mes komercinius tos e-komercijos krovinius muitinti čia Lietuvoje ir paskui išvežioti. Taip aš prisidėsiu prie Lietuvos ekonomikos, taip mes surinksim PVM mokestį, taip mes įdarbinsim sandėlius, kurie dabar yra mūsų tušti, taip mes įdarbinsim savo logistiką, kurią turim labai gerai išvystę. Ir turim labai daug kurjerinių tarnybų, kurios neturi nieko bendro su muitinė, tai dėl to jos negali tų srautų pasiimti. Tai reiškia, mes turėsim sandėliuką, žemą, nes ten reikia tik tai iškrauti iš krovinio automobilio krovinį, jį išmuitinti, parodyti, ką nori pamatyti muitinė ir sukrauti į mažus autobusiukus, pristatyti jums, mėly pirkėjai. Tai tas turėtų pagreitinti mažiausiai 1 dieną jūsų krovinio atvykimą, o gal kai kur pagreitins ir savaitę. Antras, tai aš vis tęsiu savo nagrinėjimą finansų. Iš tikrųjų, mano kompanija patiria krizę, mes esam jau pelningi, tačiau mūsų pinigų srautai yra išsibalansavę, dėl to, kad paslaugą atliekam dabar, klientai atsiskaito kartais po 30, kartais ir vėliau dienų, tai dėl to mums trūksta tų pinigų išsimokėti laiku atlyginimus, užtikrinti paslaugų atsiskaitimą ir kitus dalykus, tai norisi investuoti ir dabar aš nagrinėju 3 tokius objektus, apie kurius noriu pasidalinti, kad jūs irgi gautumėte įkvėpimo. Pirmas, kas mane nustebino, tai sutelktinis finansavimas. Tikriausiai ne vienas esat girdėję apie ne vieną platformą, bet iš tikrųjų niekada nečiupinėjot ir net nenagrinėjot, kad jūsų verslas tai galėtų tuo pasinaudoti. Tai žinokit, tikrai yra labai įdomus projektai, kurių dėka jūs savo verslo idėjai, dažniausiai su nekilnojamo turto įkeitimu, šiuo atveju mano yra privalumas, aš turiu nemažai nekilnojamo turto, galite finansuoti savo plėtrą ar kitus verslo užmačius. Tai sutelktinis finansavimas, nepraraskit, ne tik tai bankai yra ne tik tai tie dėdės su Gelentwagenais važinėjami, kur skolina, bet dar yra ir tokios sutelktinio finansavimo platformos, kur tikrai gali jums padėti finansuotis sandėlio įrengimą, ar nežinau, ar kokio tai dažymo cecho įsirengimą, jeigu jūs turit patalpą, jūs ją galite užstatyti ir finansuoti savo įrangos įsirengimą ir verslo pradžiai. Tai dalinuosi, man šitas pasiūlymas netiko, nes pasirodė per brangus. Tada, aišku, standartinė paskola
iš banko, kur tu rodai teigiamus rezultatus, bet tau trūksta cash flow, skolinisi apyvartiniam lėšom, procentas tikrai mažesnis, bet sumos daug mažesnės, nes jie turi mažesnę rizikos ribą. Tai reiškia, jeigu tas sutelktinis jie leidžia ten rizikuoti iki 85, o gal net ir iki 100% tavo turto, tai yra užstatėjai už 100 000 pastatą, 100 000 ir gavai. Tai bankas dažniausiai žaidžia 51%, gal 55% ribose, tai reiškia 100 000 užstatėjai, gavai 50 000. Tai vat panašiai, bet procentas yra mažesnis. Ir trečias, kurio aš neįsinagrinėjau ir sakiau, čia jums net reikia užsirašyti pliusus ir minusus, šiek tiek atidėjau iš šoną, tai reiškia bondų išleidimas arba, kitaip sakant, obligacijų. Šitą opciją pasinaudojo Integretrans, tai aš manau, kad mūsų sektoriui šiek tiek reikia ją atidėti, nes Integretrans kaip nepaslaptis nesėkmingai žmonėm išmokėjo pagal tas obligacijas pinigus ir dabar prasidėjęs restruktūrizavimo ir pardavimo likti kažkoks procesas. Tai vat jeigu jisai praeis teisingai ir žmonės bus patenkinti, aš manau, kad savo verslo plėtrą aš tikrai nagrinėsiu per būtent bondų išleidimą ir tokiu būdu finansavimą. Taip, kad gali būti atsiras galimybė tapti Bonastos dalininkais visai netolimoj perspektyvoj. Ir paskutinis, aš nežinau, kodėl aš pastaruoju metu taip atvirauju ir dalinuosi, tiesiog duodu savo konkurentam peną, bet negaliu. Tam kanalas šitas ir buvo sukurtas taip, kad žiūrėkit. Aš pamačiau didelę perspektyvą ir didelę galimybę, labai susijęs su Anglijos sienų, tai yra Šveicarijos tranzitas. Sukūriau komandą, išdavėm biudžetą, pasidalinom, kas ką darys ir einam Bonasta į Šveicarijos tranzito rinką, nes jinai yra didelė, perspektyvi, susijusi su Lietuvos vežėjais. Jeigu į Angliją važiuoja tik 118 Lietuvos transporto įmonių, tokie duomenys pas mane yra 2022 metų. Tai gal dabar padaugėjo, gal sumažėjo tų įmonių, bet Šveicarijos tranzitą mes skaičiuojam, kad tai yra keliais šimtais daugiau. Tai yra didelis potencialas, nes Bonasta turi žinomumą Lietuvoje, turi kontaktus, bandysim tokiu būdu su jais pradėti dirbti naujoj sienoj. Tai reiškia, kūrimą naują paslaugą. Iki to laiko fokusavausi ant vienos sienos, maniau, kad reikia vieną uždaryti, baigti gerai dirbti ir tada įti kitą, o dabar pamačiau, kad yra sinergija. Tai neužilgo teiksim visas paslaugas susijusias su Šveicarijos tranzitu. Tai reiškia, esat vežėjas, norit, kad mes jums tą paslaugą darytumėm, o dar geriau pasinaudokit mano skaitmenizaciją, apie kurią aš kalbėjau praeitoj verslolaidėj, tai yra integracija su mano muitinės programa, kuri taupys jūsų vadybininkų darbo laiką ir užtikrins didesnę kokybę, nes jie daug klaidų daro ir daug nepateikia duomenų iš pirmo karto ir po to mašinos stovi. Tai dėl to, jeigu jūs to siekiat, kreipkitės į mane LinkedIn tiesiogiai, susikontaktuosim, padarysim integraciją, jums nieko nekainuos, uždirbsiu aš, uždirbsit jūs ir sėkmingai mes gyvensim, o vadybininkai bus laimingesni, nes mažiau darbo turės. Aš bėgu, skubu, lekiu prie jūsų klausimų, kuriuos jūs rašote į book@proaktyvus.lt. Ačiū jums labai, nes jūs taip prisidedat prie kanalo kūrimo, nes tai yra iš vienos pusės turinys, iš kitos pusės tai man yra galvos skausmas, nes aš noriu kuo kokybiškiau, kuo greičiau, kuo geriau jum patarti. Tai skaitau pirmą klausimą. Sveiki, Jurgis, svarstau pradėti kelti Reels seriją. Ar net daryti podcastą apie savo industriją. Žiūrėk, jau žodis serija gerai nuskambėjo, nes jeigu norit kažką daryti socialiniuose tinkluose, turi būti kiekis ir nuoseklumas. Jeigu sakot, kad dabar jau keliat, tai turit ir kelti kasdien arba kas savaitę bent jau po vieną. Negali būti taip, kad įkėlėt, 2 mėnesius nekeliat ir vėl įkėlėt. O ypač YouTube, jeigu kažką pradėsit vat, apie podcastą, tai žiūrėk, turi būti kaip laikrodukas. Vat, jeigu tą dieną, tai turi išeiti, nes YouTube'as pamato, kad to nėra, galvoja, kad auditorijai nebeįdomu ir jūs nureitina ir jūs nemato. Apie savo industriją. Noriu suburti auditoriją, kad galėčiau dalinti savo žiniomis ir lengviau surasčiau specialistų į darbą. Tačiau nesu tikra, ar ši investicija atsipirks. Nežinau, kaip galima suplanuoti auditorijos augimą. Ar gali iš to atsirasti klientų. Kaip manote, ar verta investuoti laiką ir resursus į tokių laidų kūrimą? Kokius privalumus ir trūkumus pastebite, kurdami turinį verslo vadovams? Tai mano turinys ne tik verslo vadovams, taip, aš manau, kad aš nekuriu turinio eiliniam vadybininkam, tai yra daugiau susiję su žmonėm, kurie galbūt dabar vadybininkai masto ir nori būti vadovais, bet tai nėra skirta tik tai vadovom.
kaip aš jaučiuosi kurdamas tokį turinį ir kokius privalumus ir trūkumus matau, tai žiūrėkit, matau pirmiausia, tai kai matau, kur įdeda ten koks nors showmenas savo video ir ten peržiūri 70-80 tūkstančių, arba šitoj studijoje Record in Vilnius mes filmuojam šitą verslolaidę, čia Artūras metro atstume, vat, nuo mano dabar studijos stalo, kalbina labai įžymius ir garsius žmonės, specialistus. Tai vat ką aš matau, kai jisai kalbina specialistą, peržiūrų yra labai daug. Kai jisai kalbina žmogų, kuris turi vardą ir jeigu tas žmogus nerodo savo nuogos krūtinės arba nepasidalina kažkokiais tai labai ekskliuzyviniais, slaptais dalykais, tai peržiūrų yra daug mažiau. Tai ką noriu pasakyti, kad specialistų rinka yra ir jie nori girdėti specifinį turinį. Tačiau reikia suprasti, kad jeigu ten Artūras kalbina daugiau tokia užkulisinį dalyką mes galim suprasti iš to žmogaus specialisto pusės. Tai jūsų atveju tikriausiai bus tai turinys, kaip kažką pagaminti, kaip kažką padaryti. Man trūksta informacijos, bet reikėtų pagalvoti, kokiu kampu daryti. Gal irgi turėtų būti, su kokiais sunkumais susidurėt, arba kaip padaryti, kad čia šiek tiek parodytume tų triusikų, ar ne? Vat, tas turinys irgi turi būti patrauklus žiūrovui ir nebūtinai tik jūsų srities specialistui. Ar galima susirasti klientų? Klientam aš daryčiau kitaip. Mano labai gera patirtis yra ir aš taip net ir pasirašiau, kad čia surašiau Ibis viešbučio nuotrauką ir mes ją įdėtumėm. Tai mes kažkurį tai laiką darydavom muitinės tarpininkų akademiją. Ką tai reiškia? Tai ne žmonės, kurie nori būti muitinės tarpininkai, bet transporto įmonių vadybininkam, kuriem reikia darbė dirbti su muitinė ar su muitinės tarpininkais, darydavom tokius mokymus. Kelių vakarų mokymai, kurie padėdavo suprasti vieniem kitus. Tai vat iš ten lydų labai daug susigeneruodavo ir dabar turiu svajonę grįžti net prie webinarų. Vėl gausiu velnių iš savo marketingo skyriaus, kad atskleidžiu Bunastos vidinius reikalus. Tai va, žinokit, mes ketinam tikrai grįžti ir daryti dabar anglų kalba webinarus transporto ir ekspediciniam kompanijam, vadybininkam, kad pamokyti juos dirbti su muitinė. Tai iš to tu paskelbi prieš 2 mėnesius, kad vykstas nemokamas webinaras, kad jungities, į webinarą įeis dar ten konsultacijos, jums rūpimais klausimais, ten Q&A pavyzdžiui. Tai 2 mėnesius tu gauni karštų lydų, potencialių klientų, kurie vis registruojasi. Tai čia geras dalykas. Tada ar man iš YouTube'o kažkaip grįžta klientai ar norai? Ne, čia dažniau aš susirandu gal kokius verslo partnerius, gal kokius nors naujus projektus, bet taip, kad va, transporto įmonės, kurios dabar nori su mano įmonė integruotis ir siūsti mum paprastesnių būdų užsakymus, taip taupyti laiką, pinigus ir kokybę gerinti, ne, tai ne visiškai veikia, nes įsivaizduoju, aš ten turiu 20 000 auditoriją, šitą verslolaidą pažiūri 10 000 žmonių, aš į žvirblius šaudau su labai plačiu tuo tokiu medžiokliniu šautuvu. Tai reikėtų su snaiperiu šaudyti. Tai webinaras, ta tema yra labiau snaiperiai. Bet ar aš palaikyčiau, kad kurti turinį, tai tik tai aš norėčiau, kad jūs iš pradžių paleistumėt podcastą, iš to podcasto darytumėt reelsus, nes podcasto turinys galit pasidaryti. Ir Record in Vilnius, sakysit, pagal Jurgį, tai duos dar kokią nors nuolaidą, ateikit, filmuokit ir pamatysit, kas iš to gausis. Vieną dalyką žinau, kad su tuo žmogum, kurį jūs pakalbinot, tai čia kaip seksas. Tai arba tapsit amžini draugai ir draugausit visą laiką, arba tapsit priešai ir daugiau niekada nesimatysit. Tai čia gal irgi būdas susirasti klientų ar darbuotojų, kaip sakėt, kad galima šito pokalbio metu susipažinti. Patirtis mano didelė, jeigu norėsit, proaktyvus.lt, aš skiriu 10 valandų per mėnesį žmonių konsultacijom ir galiu tikrai išplėsti, padėti susidėlioti va tokį specifinį turinį. Nesu visų galų meistras, tiesiog pasidalinsiu savo patirtim, jau koncentruotai jum, ne šitiem. Vėl man prikaišios, kad aš tik pardavinėju čia. Bet hebra, tai mano toks darbas. Aš esu iš prigimties pardavėjas ir visur ieškau galimybių. Tai nereikia dėl to pykti. Sveiki, Jurgi, esu verslo savininkas ir siekiu puoselėti teigiamus ir produktyvius santykius su savo darbuotojais. Oho, koks teigiamus ir produktyvius. Noriu, kad mano komanda jaustųsi vertinama ir motyvuota, tačiau nesu tikras dėl geriausių praktikų šiuo klausimu. Kokius patarimus turėtumėte gerų santykių su darbuotojais kūrimui ir jų motyvavimui?
Aš čia pasirašiau net kelias mintis. Tai paskaitysiu iš pradžių, ką pasirašiau, o paskui pasakysiu, kas dabar man yra kilę mintis. Darbo santykiuose, mano manimu, yra svarbus 3 dalykai. Teisinga samda, reikia įsidarbinti darbuotojo, kurio reikia būtent tai užduočiai ar atsakomybei ir jisai privalo turėti tinkamas kompetencijas ir tinkamas savybės būtent tom užduotim atlikti. Tai samda. Tada labai svarbu, kad darbuotojas tai sužinotų, dėl ko tu jį pasisamdėjai, atsižvelgti į jo panašumą ar kaip čia integravimą į komandą. Teisingas onboardingas aš buvau pasirašęs. Tada 90% gerų darbuotojų sudeginau, o čia net aš blogų dalykų pasakoju, tai 90% gerų darbuotojų sudeginau, neteisingai juos apmokydamas ar supažindinamas su komanda. Tai aš čia tą onboardingą taip komentuoju, kad man kas kada nepavyko, tai pats onboardingas. Aš, pavyzdžiui, žmogų palikau pačiam susipažinti, aš žmogų neteisingai instruktavau, aš žmogų iš pat pradžių nenuteikiau vienam ar kitam dalykui. Tai reiškia samda, teisingai turi atsirinkti žmogų, ne kuris tau patinka, ne kuris tau kvepia, bet tas, kuris yra tinkamas tam darbui ir tai užduočiai atlikti. Ta gali įsiaiškinti, atsisėdęs ir gerai apsirašęs, kokios jo pasisavybės turi būti ir kokios kompetencijos turi būti. Nes kai ateina taip žmonės, tai ir tas fainas, ir kaip, žinai, žaidi kaip kortom, nežinai, ką pasirinksi. O jeigu turi įsivardinęs, nusamdysi gerai. Tada kontaktas ir ryšys. Ta galima pasiekti pirmais 2 punktais ir tik pataisyti one-on-one susitikimais, susirinkimais ir taip toliau. Aš, man atrodo, čia turėjau omeny, kad jeigu tu nori, kad tas žmogus būtų tau lojalus, vykdytų tavo užduotis, įgyvendintų tavo sumanymus, tu turi su juo palaikyti ryšį ir jam tai transliuoti ir jam aiškinti. Turi būti su juo atviras. Tai tą gali užsitikrinti, kaip sakant, one-on-one susitikimais, susirinkimais. Aš nesu čia labai geras, taip ir rašausi, kad nesu geras šituose dalykuose, nes dažniausiai nesurandu tam laiko, o laiko, žinot, nesurandam tam, kas nesigauna arba ką mes esam nesudėti daryti. Tai mane tie one-on-one tikrai degina, kankina, tai aš, pavyzdžiui, dabar samdausi tam vadovą ir aš atvirai ir komandai ir jam transliuoju. Žiūrėk, aš esu lyderis, kuris turi daug idėjų, daug gerų minčių, mėgsta dirbti su publika, su jų motyvacija, su pagirimu, nukreipimu, bet aš nemėgstu executinti ir gręžti jiems smegenis, kai jie nepadaro visko per savaitę. Tiesiog aš per lėtai prižiūriu procesą. Tai dėl to aš samdausi vadovą. Tai nėra blogai nusisamdyti vadovą, jeigu tu kažko tai nežinai, bet tie pagrindiniai dalykai. Teisinga samda, tada teisingas onboardinimas ir tada atvirumas ir nepertraukimas, kad būtų. O tą gali padaryti čia tos picos, išėjimai ir visa kita, čia atitinka tą 3 punktą. Tai čia pasižymėjau, kad Hebra, mūsų kanalo reikia jūsų palaikymo. Vienintelis, ką jūs galite man duoti kaip atlygį, tai pasubscribint kanalą, jeigu jūs jo nesubscribinat. Subscribinkit kanalą, o jeigu norit, kad jisai dar augtų, tai būkit geri, ateikit, būkit malonus ir pakomentuokit, kas patiko ar kas nepatiko mano šitoj verslolaidėjai ir gal jūs turit kažkokių idėjų, klausimų, tai 1 valandas aš stengiuosi po įkelimo video ateiti, pakomentuoti. Jeigu norite atsidurti verslolaidėjai, tai parašykit booketa.proaktyvus.lt ir jūsų klausimą aš perskaitysiu ir jį pabandysiu atsakyti. Jeigu jums reikia konsultacijos, proaktyvus.lt, rasite mano kalendorių, mano laisvas valandas, susitikim, aptarkim jūsų problematiką ir aš pabandysiu visą tą valandą galvoti tik tai apie jūsų problemos išsprendimą. Tai ačiū, kad žiūrėjot, labai tikiuosi toleruojat mano reklamą, tiesiog šiandien buvo toks įkvėpimas, iki kitų kartų, iki.